Buhalterinės apskaitos paslaugos. Iš esmės, tai jos yra privalomos kiekvienam verslui, nors konkrečios verslo formos įstatyme gali būti taip ir neparašyta arba parašyta kažkaip tai, pavyzdžiui, kad mažosios bendrijos vadovas apskaitą savo mažojo bendrijoje gali tvarkyti pats, jeigu, ir dėmesio, čia pati svarbiausia informacija prasideda po žodžio jeigu turi tam reikiamų kompetencijų, turi tam reikiamų resursų, ta prasme, ir programą, ir laiko tam turi, ir turi patirties, ir praktikos, ir gali tai daryti pats. Tai va tik tokiu atveju verslininkas gali savo įmonės apskaitą tvarkytis pats. Ar tai būtų UABas, ar tai mažoji bendrija, ar tai individuali įmonė, ar kita verslo forma. O jeigu verslininkas neturi mano išvardintų kompetencijų ir resursų, vadinasi, buhalterinę apskaitą jisai privalo patikėti kitam atitinkamai profesionaliam buhalteriui ir samdytis ją. O taip, kad verslui būtų neprivaloma buhalterija, taip nėra. Nežinau, kodėl mūsų šalyje kartais toks mitas susiformuoja, kad kažkam kažko nereikia daryti, kažkam kažkas neprivaloma. Vykdai verslą, apskaita privaloma, deja.